Kur tavo vaikai? Labaritis. Mokyklai. Pamiršau apie iššūkį, žinok, neatėjo notificationas tavo video ir pamiršau. Šį rytą pamačiau. Aš norėjau mėtos neleisti, neit, kad neitų į pirmą pamoką ir atvaryti išsimaudyti. Labas rytas. Taip, yra toks variantas vaiko neleisti mokyklą, o leisti vaikui ateiti įsimaudyti. Tikrai labai didelis klausimas, kur daugiau naudos. Nors manyčiau, net ne klausimas, kur daugiau naudos. Manyčiau, kad daugiau naudos atvažiuoti įsimaudyti ryte. Negu eiti ten tiems vaikams į tą mokyklą ryte, kai jie užsimiegoja, kai jie dar miego trūksta. Jie ten tokie visi, ten tos pirmos pamokos. Aš kiek ir prisimenu ir kiek pats važiuoju mokyklas, tai matau, kaip ten ryte produktyvumas ten jų būna žemumoj. Jau dabar sulaukiu klausimo apie vasario 14 maudynės, kas čia bus po poros dienų, apie vasario 16, kas bus čia pas mus, ką darom. Tai žiūrėkit, vasario 14 aš nieko nežinau, nieko nedarau. Ką norit, sugalvokit kažką tai, Vilniečiai, ruoniai, kas čia manęs klausėt, merginos čia pagrindė klausėt, tai kas čia bus, maudymkės ar kas, sugalvokit, aš galiu paskelbti. Vilniaus grupiai galit paskelbti ir kažkaip tai susikooperuokim. Vasario 16, tai šventiškai, tradiciškai neriam čia. 9 valandą. 9 valandą kaip kad penktadienis, nors bus laisva diena, suprantu, bet mes išsimaudysim čia, kas norės, važiuos į Radviliškį. Tai kviečiu tikrai prisijungti prie Radviliškio, ten bus iš tikrųjų labai daug žmonių, bet kažkaip smagu ten būna visada, pirtis kubilai, tai važiuosim apsilankyti Radviliškį. Lankyti Tado, kuris organizuoja Radviliškį daug metų. Taip, atšvęsim Lietuvos gimtadienį. O paskui, ką jau bus sekmadienis ir paskutinė iššūkio diena. Paskutinė iššūkio diena. Čia jau vyrukai čilina. Labas rytas. Labą. Bumba. Čia net nelip. Čia ištirpia. Šitoks takiukas. Bet kada įlūžt gali. Nedarykit vieni to namuose, turėkit gelbėtoją šalia. Sveikas. Nerodyk, po to neleis plaukti. Jeigu neplauksit, turėsit reikalų su Simonu. Nebuvo šalta tą video padaryti? Ne. Šiaip nesitikėjau, kad jūra bus tokia šilta. Bet pasisekė, kad bangos atsirado, nes visai nebuvo prieš tai. Nebuvo ir ten bangų, čia taip atrodo iš viršaus. Iš tikrųjų, tai labai ramu. Nes taip mačiau, kad bangelė tokia. Jo, yra tokius mažytis tas priekį, bet šiaip jūra kaip ežeras. Labas. Labas rytas. Visų pavadėlė. Labas rytas. Sveikas gyvas. Greičiau baigti. Eglė, plauksi? Plauks, aišku. Jo, aš dar iššūkį pasakysiu, nežinau, paskui ar dabar. Paskui. 25 diena! Tai reikia modernai plaukti. Arba iš čia gali, arba iš ten, kaip panelėm patogiau. Einu iš ten gal. Čia to kitokio daktaro raštelis, ne? Laikas. Žaliosios įžiūros tai... Veikslimai nepavyko. O ten iš karto šokį žaliosios, ne? Negalima. Nefilmavau. Kai mes buvom vandenį, filmavau su šita tik tai. Čia turbūt be ne pirmas kartas, kai taip nepaspaudžiu mygtuko. 25 diena! Kaip eketėjai. Nedaužykit ledų, vaikai. Būna po to kraujo. Tokį šiandien ruonių žaizdas. Kaip plaukėsi? Gerai, galiu 50 pasirodo plaukti. Jėga. Pirmą kartą plaukiai? Jo. Galvoju, bus blogiau, baisiau, sunkiau. Galvojau, kad nepraplauksiu, bet matai, pirmyn atgal ir viskas. Piškiai tik rankų šala, čiut. Nežinau, kažkaip tingėjęs, bet vis dėlto atėjau. Šaltoka, bet... Vis dėlto gerai. Gerai, dabar jau gerai. Man tai kaklas labiausiai šala, va kažkam rankos man tai kaklas šala, kai aš plaukiu. Plaukiai? Plaukiau, taip. Kaip plaukiai? Fainiau negu vietoj stovėti. Tai gerai, dalyvausim trakuose, dabar visą laiką plauksim.
Tegu neužšalo tik. Jeigu iššals, pradaužysim. Aš dar neatsigaunu nuo Palangos, kadangi tik vakar grįžau. Tai labai džiaugiuosi, labai visus kviečiu, kas nebuvo, tai nuvažiuot, pajausti tą gerą jausmą, energiją ten. Wow, žodžiais nenusakoma, būtinai atvažiuokit. Ir noriu iššūkį mesti Molėtų vyrams. Bėgau su Molėtų eketės merginom į jūrą ir jos papasakojo, kad jos pačios kertasi eketę. Tai va, Molėtų vyrams iššūkis padėti joms išsikirsti eketę. Jei nepaskubėsit, Vilniečiai aplenks vyrai jaučiu. Artėja mūsų iššūkio epilogas, tai kažkaip jau liūdna ir plonėja tas ledas, eketės nyksta. Tenka priimti, kad ateina pavasaris. Šiandien mes apsikeitam truputį roliam, tai šią savaitę Simonu pabūsiu aš, visus video filmuosiu aš. Simonas susirgo peršalį grybą. Simonui po Palangos, žodžiu, ne kažką sekasi, tai mes nusprendėm apsikeisti rolę, man vadavė visą kameros aparatūrą, tai iš esmės turėsim du vedėjus, būsiu aš ir Valentinas. Darysim prognozes. Nu va, pirmadienis prasidėjo taip po tokio savaitgalio intensyvoko, toks va, vėl energingas pirmadienis, toks šaltokas, toks kažkoks, bet su rutina. Prasideda nuo ryto rutinos, 25 ryto pradėto su šaltu vandeniu. Iššūkyje smagus yra toks vat, vis tiek turėti tą tokį ritualą ryto, tą rutiną, vykdyti tą pažadą duotą savo, maudytis kasdieną. Nes tikrai čia ten kokį sekmadienį tikrai nebūčiau maudysis. Ten atrodo po tos Palangos, ten visas toks, kiek ten miegojai, nemiegojai, dar tada važiuoti prie ežero. Bet šitas iššūkis leidžia tą padaryti. Turėjau dar pasidžiaugti, kaip šiais metais žiema elgiasi pamatuotai, apskaičiuotai, palengva, taip neskubant. Tai va, vanduo, va taip, palengva krenta, labai taip gražiai, bet tokių staigių kritimų, tai viską galima ant vandens gyvenant, neskubant susitvarkyti. Vaikų pasidaryti viską, aišku, nu čia taip neturėtų būti, nereikėtų čia būti žiemą, nerekomenduoju niekam taip daryti, bet jeigu taip gaunasi kartais, tai vat šiais metais žiema leido išgyventi žiemą upėje. Tai ačiū žiemai, ačiū, kad nenunešė, leidžia dar pasidžiaugti nameliu ant vandens. Dėl praeitam video užduoto klausimo dėl šūdų, niekas kažkaip tai man nepasakė, kas čia yra, niekas turbūt nežino. Tai tą detektyvą pratęsiu dar. O kas apie žiemos renginius, tai dar kas planuojate kitus metus, tai kitais metais Palangos ruoniai bus vasario 8 dieną. Vasario 8, šeštadienį, 15 valandą. Neriam į Baltijos jūrą, bet 25 metais. Taigi mes labai senai viską planuojam, jau metai laiko liko iki šventės, mes jau žinom datą, žinom valandą ir dabar ir tu žinai. Kaip ir su 25 metrų plaukimu, jau irgi turim datą 25 metų, bet apie šitą dar nesakysiu, nes dar laukia ir šių metų plaukimas, kovo 2 Trakuose. Turim takelį, atvažiuok bet kada pasitreniruoti, nebūtinai rytoj 9 valandą ar poryt 9 valandą. Takelis atviras visiems, jis yra visada Vilniaus eketėje, Žalieji ežerai, tiksliau Balsio ežeras, bet dar kitaip jis vadinamas Žaliasis ežeras. Žalieji ežerai, Žaliųjų ežerų masyvas. Bet Vilniečiam pasakai Žalieji ežerai ir visi supranta, kad būtent tas ežeras. Jeigu bus poreikis, o poreikis turbūt, kad bus, išpjausim dar ten tos 5 metrus, nes dabar yra 20 metrų, paskui padarysim 25, padarysim su teisėjų treniruotė, kad pasižiūrėt, kaip fiksuojamas laikas, pasibandyti, kad kuo aiškiau būtų, kai bus per varžybas. Tiek per video pamatysit, tiek kas norėsit gyvai galėsit ateiti, nes tikrai būna neaiškumų, kada ten sušvilpimas, kada įlipimas, tai tą aiškumą vėl stengsimės parodyti, kaip viskas vyksta būtent lediniai eketėjai, kad kuo geriau galėtum pasirodyti. O, vanduo mane traukia, aš vandenį traukiu tiksliau. Ate, susitinkam rytoj prie ežeriuką.